Šiuos debatus organizuoja jaunimo iniciatyva, pavadinimu Žinau, ką renku. Tiesiog tai yra politinės stebėsenos platforma ir mes siekiame, kad rinkėjai balsuotų atsakingai, o politikai politikuotų atskaitingai. Tai aš manau, kad galima pradėti ir perduoti žodį moderatoriai. Duosim kiekvienam kandidatui po 30 sekundžių trumpai prisistatyti. Tai aš trumpai norėčiau tik pristatyti. Esu nuo Tvarkos ir teisingumo partijos, vienmandatininkas, gimęs. Šalia kaimynas yra darbo partijos, taip ir užstrigo. Gimęs 1964 metais, spalio 7 dieną, Tauragėj, darbininkų šeimoje. Baigiau Tauragės 4 vidurinę mokyklą, paskui mokinausi Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. 2005 metais baigiau Kaliningrado valstybinį technikos universitetą. 2014 metais baigiau Kauno universiteto technikos universitetą, įgijau magistro laipsnį. Turėjau privačią įmonę, po to turėjau su broliu įkūręs uždarė akcinę bendrovę, dirbau Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoju, dabar dirbu Tauragės šilumos tinkluose direktoriaus pavaduotoju. Labas vakaras, esu Vaidotas Baubys, tauragiškis, gimiau ir augau Tauragėje, gimiau 1969 metais, mokiausi 5-oje vidurinė mokykloje, dabartinėje Jovarų progimnaziją. Baigęs vidurinę mokyklą įstojau Kauno Politechnikos institutą, teko išeiti į armiją, grįžus iš armijos tęsiau mokslus aukštesnioje technologijos mokykloje. Greičiau. Labą vakarą, Darius Petrošius, teisės mokslų daktaras, tauragiškis. Prieš 4 metus ėjau su šūkiu pirmiausia Tauragėje ir visus 4 metus nuoširdžiai tą dariau. Suskaičiavau darbus per 4 metus, tai nemažiau kaip 10 milijonų eurų vienai par kitai pavyko, tarpininkaujant, atnešti į Tauragę įvairiai, per mokyklas, per žvyrkelius, per bažnyčias ir per įvairius projektus, kuriuos mes kasdien visi galim pajusti. Priklausau Socialdemokratų partijai, tai yra partija numeris 1, čia neturiu ženklelio, bet taip jau lemia ir burtai. Ir yra ta partija, kuri netiminėja pensijų ir nevaro nemokamų atostogų. Tai labas vakaras, gerbimi tauragiškiai. Aš Kristijonas jau, kaip pristatė vedėjas, kaip ir jūs esu tauragiškis, gimęs ir augęs čia. Mano tėveliai veterinarijos gydytojai, todėl aš daugiau kaimiškose vietovėse, iš tikrųjų Kešiuose, Tauruose, Tarailiuose. Nemažą dalį praleidau ir mieste pas močiutę, ir močiutė man iš tikrųjų tikrai buvo moralinis kompasas ir visada atsimenu jo žodžius. Kiekvienas žmogus yra savęs vertas. Tai šitais žodžiais aš ir stengiuosi gyvenime vadovautis, esu advokatas, vedęs. Labą vakarą, mėly tauragiškiai. Esu Rasa Andriušienė. Gimiau 68 metais, gegužės 14 dieną. Baigiau 1 vidurinę. Stojau mokytis į statybos technikumą, architektūros specialybę. Vėliau teko dirbti baldų dizainerė, dirbau laikraštyje Tauragės kurjeris. Dabar dirbu su verslo liudijimu, darau iš akmens skulptūras, su vyru kartu darom šviestuvus, fontanus, turime savo verslą. Ačiū. Labas vakaras, mėly tauragiškiai, esu Darius Tunkus, tauragiškis, verslininkas, politikas ir visuomenininkas. Versle turime įkūrę kartu su šeima Tauragės industrinį parką, kuriame per pastarąjį 10 metų sukūrėme daugiau nei 800 naujų darbo vietų. Šiuo metu esu Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, ekonomikos, finansų, strateginio planavimo komiteto pirmininkas. Kartu su kolegomis priėmė daugelį sprendimų padedančių verslui, smulkiam verslui ir tiek tam kartai. Labas vakaras, Lietuvos piliečiai. Esu Donatas Inšaras iš Pagėgių, iš Lietuvos taip pat. Vedęs, turiu puikią žmoną, 3 vaikus, noriu dar turėti ir 6 metai jau kovoju su korupciniais įvykiais Lietuvoje. Įsteigiau tokį portalą meslaisvi.lt. Iš ties nemažai darbų nuveikta ir baigęs statybos inžineriją, dirbu statybos darbų vadovu. Matau didžiulės spragas statybose, kaip yra plaunami pinigai, kaip yra išvagami ES pinigai. Visą tą matau akivaizdžiai ir pagrindinis tikslas - kova su korupcija. Pirmas klausimas bus toksai ilgesnis, kiekvienam atsakymui po minutę.
Sugalvojau tokį žaidimą, kuris vakar Utenoje irgi turėjom debatus, visai neblogai suveikė. Tai kiekvienam ta pati užduotis. Įsivaizduokit, kad aš esu verslininkas, brūkšnelis pinigų maišas, pas mane yra laisvi 10 milijonų eurų ir jūs turite minutę mane įtikinti, kad aš turiu investuoti Tauragėj. Kur, kaip investuoti ir kodėl? Na, 10 milijonų, sakėt? Šiaip, jeigu jūs turėtumėt 10 milijonų, tai jūs tikrai papultumėt po antikorupcinę koaliciją ir mes nuodugniai ištirtumėm, iš kur pas jūs tie 10 milijonų yra, nes realiai gyvenant Lietuvoje tokias sumas turėti šiuo metu neįmanoma. Sąžiningai uždirbti 10 milijonų, aš nežinau. O jeigu iš banko pasiskolinu? Bankai didžiulės palūkanos neapsimoka iš tikrųjų, nes smaugia tie bankai, tie Lietuva žiauriai smaugia, žinokit, renovacijas primetė, bankai išlošė, žmonės pralošė, statybinės įmonės bankrutavo, darbininkai be atlyginimų, verkia žmonės, pareina į šeimas pas vaikus, verkia statybininkai, žiauru. Lietuvoje statybų sektoriuje dirba 70% gyventojų, susiję, ta prasme, tiekėjai, medžiagos ir taip toliau, gamyba. Ir visas tas sektorius yra paskendęs korupcijos liūne. Visi pinigai iškeliauja į skandinavų bankus. Taip kad su tais 10 milijonus atsargiai. Mes su kolegomis tarybos nariais esame sukūrę eilę tvarkų skatinančių investicijas Tauragėje. Viena iš jų ypač aktuali verslininkam, kurie turi 10 milijonų arba daugiau. Tai yra tvarka, kuri atleidžia verslininkus nuo nekilnojamo turto mokesčio arba žemės mokesčio. Priklausomai nuo to, kiek jūs pinigų investuosite ar kiek darbo vietų sukursite, galėsite gauti lengvatą įsikurti Tauragėje. Turiu paminėti, kad tauragiškiai yra puikus darbuotojai. Mūsų patirtis ilgametė dirbant su investuotojais rodo, kad tauragiškiai dirba keletą kartų efektyviau nei švedai ir danai, todėl mielai užsienio investicijos kūrėsi čia ir gali parekomenduoti jums teikti rekomendacijas apie tauragiškių darbštumą ir efektyvumą. Taip pat šiemet savivaldybė dėjo pastangas ir pasirašė bendrą sutartį su vienu iš investuotojų ir priklausomai nuo to buvo atvestos dujos. Jeigu jūsų gamybai reikalingas dujų procesas, tai taip pat galėsite pasinaudoti. Bet kur investuoti, taip ir nepasakėt? Investuoti į gamybą, nes tai yra ekonomikos stuburas. Galime bet kokią gamybą priimti. Yra įvairios gamybos. Vyrauja medienos pramonė, plastikai, metalas ir kitos pramonės. Jeigu jūs turėtumėte 10 milijonų, o aš būčiau tauragiškė ir siūlyčiau jums, tai aš jums siūlyčiau investuoti į Tauragės verslininkus. Kad būtų Tauragėje kuo daugiau kuriama ne užsienio investuotojų, bet Lietuvos verslininkų, Tauragės verslininkų. Nes užsienio investuotojai visą verslą išsineša į užsienį. Aš nesakiau, aš Lietuvos ar aš užsienio investuotojas. Jeigu taip, tai dėl to sakau į lietuvišką verslą. Tai jeigu aš būčiau užsienio investuotojas, tai jūs manęs nepriimtumėt? Nelabai norėčiau priimti. Kodėl? Nes visi pinigai eitų į jūsų gimtą šalį. Jūs ten gyventumėt. O jeigu gyvenčiau čia? Man Tauragė patinka. Tada mielai prašome investuoti į Lietuvos verslą. Bet pirmą gavus pilietybę. Taip. Tai iš pradžių nuo istorijos. Istorija kažkaip tais atsiranda nebe priežasties. Tauragė yra pramoninis miestas ir turi tą istoriją irgi nebe priežasties. Tai yra istorinis Tilžės kelias, šalia mes turime autostradą ar ne, pasienio zoną ir panašiai. Todėl investicijos, ar ten kalbant apie sovietinę pramonės kūrimąsi, arba dabar apie Dariaus minėtą industrinį parką, jos ne šiaip čia ir atsiranda, ar ne, nes šita teritorija yra patraukli. Čia žmonės iš tikrųjų yra darbštus, jie turi tą darbinę praktiką ir Tauragės ateitis, manyčiau, yra gamybinio verslo kažkoks tais vystymas. Mes turime krūvą apleistų pramoninių zonų, ar ne, kur galima laisvai daryti, kur sanitarinės zonos nustatyta ir panašiai. Bet be abejo, aš nesu verslininkas, aš jums nepasakysiu niekada, kokį verslą jūs turite daryti, nes pats verslininkas tai turi ir žinoti. O tada jau kyla klausimas, kur, kokia palankesnė mokestinė aplinka, panašiai vietos savivalda gali atleisti nuo žemės mokesčio, kitaip skatinti ar ne, jums teritorijų planavime padėti, jums sukurti infrastruktūrą, kaip vėlgi Darius minėjo. Laikas. Ačiū.
Gerbiamas investuotojai, džiaugiuosi, kad renkatės Tauragę ir pirmiausiai Tauragę reikia rinkti dėl to, kad čia nuostabus žmonės ir nuostabus miestas. Iš tiesų, kaip jau buvo minėta, kaip verslininkas jūs gausit labai daug lengvatų nuo to, ką gali savivaldybė. Atleis nuo nekilnojamo turto, nuo žemės mokesčio. Galėsit kartu su savivaldybė įsisteigti, investuoti į infrastruktūrą, jinai jums padės. Kompensuos jums steigimosi išlaidas. Galėsit prisijungti prie dujų vamzdžio, kuris toliau pasieks Tauragę. Nežinau, kuris norit investuoti, ar į gamybą ir taip toliau. Aš jums Tauragę siūlyčiau į viešbutį investuoti. Tikrai turizmas šiandien yra tas rytis, kur Tauragė šiek tiek ir ne šiek tiek, o gali daug nuveikti. Jeigu mes turėtumėm viešbutį atitinkamo dydžio, 10 milijonų eurų, tai yra ta investicija, kuri gali tai padaryti. Aš manau, kad ir savivaldybė jums pasiūlys ir sklypą. Aš ir pats galėčiau, jeigu daugiau laiko turėti jums tam tikrus pasiūlymus. Ir aš manau, per turizmą... Pinigus tai yra dalinamės. Kaip? Nu, aš matot, ne tos partijos. Tai dabar toliau žiūrėkit. Turizmas tai vis dėlto vienaip ar kitaip Lietuvoje pažįstamas kaip eksportas. Jūs turėsit ir PVM lengvatą, nežinau, gal nežinot, nes esate iš užsienio. Ir aš manau, kad jūs tiek Lietuvai, tiek Tauragei darysit didžiulę pridėtinę vertę. Laikas. Na štai norėčiau pasiūlyti iš tikrųjų konkrečias šakas, į ką būtų galima investuoti. Labai daug visko pasiūlė, bet konkretaus tai tik iš Dariaus gal kažkiek išgirdau. Iš tikrųjų turime unikalius molio klodus ir turėjome labai gerą keramikos gamyklą. Deja, šiai dienai šita gamykla bankrutavusi, išardyta ir jos praktiškai nebėra. Molio klodai, kurie yra gal Europoje, vos ne vieninteliai Tauragės regione, tokios kokybės. Iš tikrųjų laukia investuotojo ir tikrai galima gaminti labai gerą produkciją ir pasiekti labai gerą rezultatą. Antras rytis gal būtų, turime labai geros kokybės gėlą vandenį. Norėjo Chevronas ateiti ir sugadinti tą vandenį Tauragės regiono. Iš tikrųjų labai geros kokybės tą vandenį irgi galima netgi eksportuoti. Kaip žinome, vanduo šiai dienai pasaulyje yra labai didelis deficitas kai kurios valstybėse. Ir daugelis verslininkų tai žino ir tai jau pradeda daryti. Tai, manau, irgi labai perspektyvi šaka. Ačiū. Iš tikrųjų, Tauragė yra suregistruota, mes turim savivaldybėje suregistravę tų nekilnojamo turtų laisvų plotus ir tikrai, jeigu jūs turite 10 milijonų, tai Tauragėj surastumėt, kur investuoti. Aišku, prisimenant Tauragę, iš tikrųjų yra skaičiavimo mašinų elementų gamykla buvo. Ir tikrai Tauragėj turi tų žmonių, kurie gali dirbti toj srity. Čia kuriama buvo netgi Nokia telefonai, šiandien dienai kažkodėl tik tais jie išsikėlė iš čia. Ir tikrai elektronikos srityje Tauragėj galite investuoti 10 milijonų ir surasite darbuotojų, surasite specialistų, tie, kurie iš tikrųjų galėtų toj srity jums padėti. Tai viena tokia, kitas sritis yra vėjo jėgainių statyba. Iš tikrųjų Tauragėj ir dabar jau yra pristatyta nemažai tų vėjo jėgainių, tai mes galim pasidžiaugti žalia energija. Tauragė rajonas yra tas, kuris turi žalios energijos tiek, kiek jūs nesuvartojam. Mes ją netgi parduodame kitus rajonus. Taip, kad į žalią energiją, į vėjo jėgainės taip pat galite investuoti pilnai. Ką pasakytumėt Žygaičių bendruomeniai? Tai Žygaičių bendruomenę aš visą laiką palaikiau ir palaikysiu. Tikrai su skalūno tom dujoms mes šiandien dienai galim palaukti. Nėra mums taip būtinybė, kad mes neturėtumėm Lietuvoje dujų. Šiandien dienai jau Tauragės yra atvestos dujos ir taip pat mes galim jas naudoti. Tikrai skalūno dujas išgauti mums nereikia skubėti. Tai Žygaičiai mano atžvilgiu tikrai gali būti ramus, aš niekados nepritarsiu šitam. Aš kaip priminėjau, iš tikrųjų vietoj to, kad būtų buvęs galbūt užterštas ir gruntas ir nukentėjęs žemės ūkis, yra labai geros kokybės gėlas vanduo, kurį galbūt reikėtų ieškoti investuotojo ir pasinaudoti to ir įrodyti, kad mes turim daug brangesnį dalyką negu skalūnų dujas. Kaip greitai visi? Tai aš norėčiau padėkoti su žygaitiškiam, nes kartu su jais mes ir kovojom prieš šitą Chevroną. Jūs nekovojat, aš kovoju. Nu, visi mes kovojom ir Chevrono šiandien dienai nėra. Ir kartu su žygaitiškiais nueičiau į benzino kolonėlę, nusipirkčiau litras vandens, nes šiandien litras vandens kainuoja pigiau negu litras dizelino, litras benzino. Tai yra geriausia. Ir kartu su žygaitiškiais, aišku, pasitarčiau ir pagalvočiau, ką darykim toliau, kad Žygaičių bendruomenė toliau galėtų dirbti ir uždirbti. Ką padarykim žemės ūkio sektoriui, kad ten iš tiesų būtų miela ir malonu gyventi.
Aš suprantu, Žygaičiai ir Ševronas čia reikia atsakyti, ar ne į šitą. Nes galima Žygaičiams labai daug ką pasakyti. Bet jeigu kalbant apie Ševroną ir skalūninės dujas, aš pasakyčiau, kad šiai dienai galiojantis įstatymas yra toks, kad be jų sutikimo, be jų nuomos, be jų pardavimo, niekas jų žemės sklypuose jokių išteklių nei išvalgys, nei neišgaus. Tai leidimo išdavimas Ševronui nebūtų jokių teisų jam suteikęs, nes tokia yra teisinė bazė. Ir ne dėl Žygaičio protesto tas Ševronas pasitraukė iš Lietuvos, o pasitraukė todėl, kad nebuvo jam jokių garantijų ir jeigu jis būtų ir dalyvavęs tam žvalgybos konkurse, jis jo nebūtų įgyvendinęs. Ačiū. Žygaičiam ačiū už ištvermę, ačiū už tai, kad nepasidavėt. O iš tikrųjų tai net ir mokyklinukui aišku, kad jeigu būtų norėjęs Ševronas, jis nebūtų pasitraukęs. Greičiausiai ten tiek nebuvo, kad būtų apsimokėję jiem leisti pinigus ir atpigo visas tas dalykas. Tai yra pabrango labai šitas dalykas, nes atpigo doleris. Ačiū. Aš siūlyčiau žygaitiškiams, aišku, atsižvelgiant į tai, kokie jie atkaklų žmonės, įvertinti dabar jau žvelgti į ateitį, ne į praeitį. Visi veiksmai, įvairių sprendimai jau yra priimti. Aš siūlyčiau ieškoti pozityvo ir ieškoti savo stipriųjų pusių. Vienas labai geras dalykas, kurį žygaitiškiai turi, tai yra sapropelis, kuris yra unikalus produktas ir siūlyčiau bendruomenėm, jos be galo aktyvios, turi savo patirtį ir sulčių spaudžia ir kepinius visokius daro ir panašiai. Įvertinkite šitą turtą ir raskite, kurį panaudoti. Nu, visų pirma, pasidžiaugtų žygaitiškius už tai, kad jie neįsigando, kad jie sugebėjo susiburti, susivienyti ir nuvažiuoti, rasti lėšų į Vilnių, į mitingus. Važiavau ir aš kartu su jais, važiavo ir kolega iš kito krašto. Ir nežinau, aš iš ties visų peripėtų su skalūnų dujų šito visų skandalų, aš buvau prieš, bet ten iš ties yra didžiulės, aš taip įsivaizduoju, povandeninės srovės, kurie veikia dėl šitų dujų ir kur pagrindinė ta tiesa, kur iš tikrųjų, ar tai dėl ko pasitraukė, kaip pasitraukė, tikrai nežinau, bet tai, kad žmonės susibūrė, Tiesa tokia, kad baigėsi jūsų laikas. Ačiū. Ačiū. Bet pasilikit mikrofoną, nes mes vėl ratelį apsukam. Čia pirmiausia labai padėkosiu mūsų savanoriams, kurie čia truputėlį padirbėjo ir parinko statistikos. Statistika yra tokia, turbūt nelabai džiuginanti, kad atlyginimai Tauragėje yra gerokai žemiau nacionalinio vidurkio. Tai dabar kiekvienam duosiu po minutę pateikti savo pasiūlymus ir idėjas, kaip tuos atlyginimus Tauragėje būtų galima, būnant Seime, pageidautina, nes tai, nesakysiu, kad jūs čia vienas Tauragėje išdalinsit visiems po 1000 eurų ir visiems bus gerai. Taigi būnant Seime, ką padaryti, kad Tauragėje darbo užmokestis kiltų ir priartėtų prie nacionalinio vidurkio? Iš ties, vidutinis atlyginimas Lietuvoje, stebina 600 eurų, ne, bet jisai apskaičiuojamas yra taip įdomiai, kad Seimo narys uždirba 4000, ne, minimalus atlyginimas yra 380 ir gaunasi vidutinė alga, 600, ne, ir kas jie gauna tas 600, labai mažai, 600 gal nieks negauna, pas mus yra didžiulė socialinė atskirtis, vieni gauna labai daug, sėdi ir čia tokių, aišku, o kiti sėdi labai mažai, tokių kaip aš, ne, kurie dirba statyboje, kurie špakliuoja ten ir taip toliau. O vidutinis 600 visai neblogai lyg tai atrodo, ir 700 ten visai neblogai, bet niekas nekalba apie tos minimalius. Pakelti vidutinį atlyginimą labai paprasta, reikia atimti nuo tų, kurie gauna daug ir atiduoti tiem, kurie gauna mažiau. Ir vidutinis automatiškai pakyla. Aš tai siūlyčiau visą spektrą įvairių sprendimų. Tai vienas iš jų yra NPD prilyginimas minimaliam darbo užmokesčiui. Taip pat sodros lubų fiksavimas ties 2200 eurų. Kitas dalykas lengvatos arba reinvestuojamam pelnui. Tai yra, kad įmonės ar verslininkai reinvestuodami pelną galėtų kurti naujas darbo vietas. Ir mūsų patirtis rodo, kad investuotojų pritraukimas kelia bendrą atlyginimų lygį. Ne tik Tauragėje, bet ir visoje Lietuvoje. Dar galėčiau pridėti, kad reikėtų mažinti ir sodros mokestį. Liberalų programoje numatyta, kad kas metais būtų mažinamas po 1%. Tokie pasiūlymai. O konkrečiai Tauragėje, dar turit 3 sekundės.
Tai čia bendrai sprendimai, jie konkrečiai Tauragėje regioninė politika, reikėtų atsižvelgti, kad būtų lengvatos tam tikros teigiant darbo vietas Tauragėje. Kuo daugiau darbo vietų, tuo didesnė atlyginimai. Kadangi biudžete pinigų nėra ir iš dangaus mana nebyra, tai siūlyčiau dažniau žmogui duoti meškerę negu žuvį. Tai čia yra ir pašalpų klausimų, ne pašalpas skirti, bet pašalpas užsidirbti, kad žmogus galėdamas dirbti jaustųsi oriau, negu gaudamas dykai. Kokius įstatymus reikėtų keisti dėl to? Socialinius. Ačiū už greitį. Visų pirma, reikia žiūrėti, kodėl tokia statistika, matot, įvertinkit, kiek Vilniuje Klaipėdoje yra žmonių, kokie jų darbo užmokesčiai ir kiek yra regionuose. Ir tada matom tą statistiką. Ir tada, kodėl yra Vilniuje darbo užmokesčiai didesni, kas juos iškelia. Rimkim, Barclay bankas ar kažkas paslaugų centrai, užsienio kapitalas moka kvalifikuotai darbo jėgai, programuotojai, kurie konkuruoja visam pasauliu ir panašiai. Dėl to jiems ir moka. Elementariai, kaip ir kainas diktuoja, taip ir darbo užmokestį diktuoja pasiūlos ir paklausos dėsnis. Tai jeigu darbuotojų yra perteklius regioną, jeigu darbdavių yra mažai, tai jie nėra niekada suinteresuoti mokėti jiems daugiau negu gali mokėti. Kai bus darbo vietų daugiau, ar ne, kaip Darius minėjo, prasidės konkurencija dėl darbuotojų, tada ir darbo užmokestis kils. Klausimas tada kitas, kaip tą darbdavį čia pritraukti, kaip jam pasiūlyti, kaip buvo jūsų pirmasis klausimas. Tai nuo to ir reikėtų pradėti. Ačiū. Tai vien Tauragėje, aišku, unikalių sprendimų nėra. Bet pirmą, ką aš padaryčiau, ką mes nuosekliai darėm ir toliau reikia daryti, tai vis dėlto minimalią algą kelti. Nes taip jau atsitinka, kad po minimalios algos pakelimą kažkaip tai didėja vidutinis darbo užmokestis. Toliau, aišku, lygiai greičiai kelti neapmokestinamą pajamų dydį priklausomai nuo vaikų ir taip toliau. Neturiu laiko pasakyti apie sumas, bet tai per progresyvumą, per mokesčius iš tiesų tas žmogus, kuris gauna algą, nemokėdamas gyventojų pajamų mokesčiai, jisai gauna daugiau ir į kišenę, sakykim taip. Toliau, aišku, ką reikėtų padaryti, tai bendrus ekonominius sprendimus. Ir tarp tų bendrų ekonominių sprendimų tai viešojo sektoriaus algų kėlimas, kai šiandien yra suplokštinimas, nes viešajam sektoriui Tauragėje dirba labai daug žmonių. Ir vėlgi stebuklai Lietuvoje, kai viešajam sektoriui pakelia algas, kažkodėl pakyla ir privačiam sektoriui. Bet čia, aš manau, suveikia natūrali konkurencija. O toliau yra bendri ekonominiai sprendimai ir jeigu konkrečiai Tauragėje, tai reikėtų rimtai pasižiūrėti į švietimą. Ar to švietimo įstaigos, bent jau aukštoji, kuri yra Tauragėje, ar jinai ruošia tą kvalifikuotą jėgą, kurią reikia Tauragėje. Jeigu jinai paruoštų tą, kurią reikia, aš manau, ta kvalifikuota jėga su normaliais atlyginimais galbūt pakeltų šiek tiek ir bendrą rodiklį. Ačiū. Manau, pirmiausia, reikėtų padidinti neapmokestinamą pajamų dydį, kas savaime padidina žmonių pajamas. Toliau matau tokį dalyką kaip ekonominį, gal regioninį plėtimosi, kad labiau bendradarbiauti su Kaliningrado sritimi. Teko lankytis Lenkijoje, Gdansko srityje, prie Gdansko. Jie turi atidarę Lenkiją su Rusija. Ir yra bevizis įvažiavimas Rusijos ir Lenkijos. Ir iš tikrųjų tas kraštas yra klesti, vyksta pramoniniai mainai tiek Lenkijos, tiek Rusijos. Aš manau, kad mums gal mažiau reikia bijoti tų visų karų ir labiau orientuotis į ekonominį bendradarbiavimą. Kadangi Tauragėje esame Lietuvos pakraštyje, tai mes turime tą problemą aktualią. Ir pasijungus būti tranzitinių miestų rajonų tarp Lietuvos, netgi kitų valstybių ir Kaliningrado srities, aš manau, kad tikrai pajamos pas gyventojus gerokai padidėtų. Ačiū. Mūsų programoje yra ir įrašyta padidinti minimalų atlyginimą iki 777 eurų į rankas. Tai čia būtų vienas iš tokių būdų, kad į Tauragėje tada mažus atlyginimus gaunantys žmonės tikrai gautų daugiau pinigų ir tikrai būtų jie tam lygyje aukščiau. Nes Tauragės rajonas visur yra labai maži, minimalus atlyginimai jiems mokami, tai kada pakils minimalus, tai automatiškai mes tą vidurkį biškį vysimės. Kaip jūs kelsit minimalą? Kaip? Tai minimalų kaip, tai automatiškai progresiniai mokesčiai irgi tai tą patį didina. Kada progresiniai mokesčiai įvedam, tada mes tie, kurie gauna labai daug atlyginimą, tikrai jiems būtų mokesčiai didesni, o kurie gauna mažesnius, tai jiems būtų ir mokesčiai mažesni. Tai būtų vienas iš būdų.
Aišku, reikia stiprinti gamybą, didinti Tauragėje, kad būtų konkurencinė gamyba, kad būtų įmonės konkurencingas, kad būtų darbo vietų laisvų, tada būtų automatiškai, kaip sako Darius Petrošius, kad verslininkai tada keltų atlyginimus automatiškai. Ką galite apie jį pasakyti gero? 1 minutė. Na, gero arba blogo jums rinktis. Tai naujasis darbo kodeksas, aišku, labai daug klausimų iškėlė ir jis toksai priimtas. Dėl ko jisai buvo priimtas? Dėl to Lietuva, kad buvo pripažįstama visą pasaulyje, ten daugiau 140, tam, kad reikalingi lankstesni darbo santykiai. Tai sakė visi, verslas ir taip toliau. Aišku, priimant tokį labai rimtą dokumentą, labai sunku išsaugoti tą kompromisą, nes profsąjunga sako vieną, darbdaviai sako kitą. Bet pažiūrėkit, ką mes naujo priimėm darbo kodekse. Pas žmonės labai daug kilo ažiotažo dėl to, kad mažės išeitinės. Realiai jos nemažėja. Tiesiog darbo kodeksas pritrauktas prie realybės. Jeigu paimtumėm Tauragę, tai išeitinės, tokios kokios numatyta, iki 6 ten darbo užmokesčių, Tauragėje bent privačiam sektoriui nelabai kas įgavo. Vienas kitas iš viešojo sektoriaus išeidamas tai gavo. Naujam darbo kodekse yra numatyta, kad darbdavys mokės tik tai 2 mėnesinės, o visa kita bus iš specialaus fondą per mokesčius, kuris bus suformuotas iš tų pačių darbdavių. Toliau, jaunų žmonių labai daug. Nulinės darbo valandos, vėlgi jos labai daug ažiotažo, bet aš pats jaunas praktiškai pagal tai dirbau, nors tokių nebuvo. Tai studentai ar pensininkai, visi žmonės, kurie yra socialiniu draudimu, galės tiesiog natūraliai prisidurti prie atlyginimo. Nu labai gaila, kad taip. Na, tik minutę, ką padarysi. Na, kalbėti apie kodeksą apskritai kaip tokį teisės aktą pusės minutės ar minutės neįmanoma, bet grubiai pasakysiu taip, jeigu darbo santykiai nebūtų specifiniai, tai mums to kodekso ir nereikėtų, užtektų civilinės teisės ir paprastos sutarties, kadangi tai yra specifinis santykis darbdavys, darbuotojas, kitos teisės, kitos galimybės, darbo teisė mums tam ir reikalinga, tam jinai ir sukurta, kad apsaugotų silpnesnę darbo santykių šalį, darbuotojai. Kita vertus reikia sutikti, kad mūsų darbo kodeksas, mes iš ekspertų, sakykime, užsienio nuolat girdėdavom tą, kad blogas jisai yra sovietinis, jį reikia keisti ir panašiai. Nebuvo jis sovietinis, sakykime, tam tikrų normų tikrai reikėjo atsisakyti, tam tikras reikėjo palikti. Tai čia jau reikėtų eiti per patį kodeksą ir žiūrėti, pačios reformos reikėjo. Ar jinai ten tinkamai atlikta, parodys laikas. Ačiū. Aš taip pastebėjau tokį dalyką, kad yra labai diskriminuojamos jaunos šeimos naujajam darbo kodekse. Kiek teko skaityti, kiek domėjaus, tai labai tas toksai nėščių moterų atleidimas. Jeigu atleisti nėščią moterį galima taip greitai ir nelaikyti jai darbo vietos, tai išvažiuos šeimos dar greičiau, negu mes nespėsim jų net sužiūrėti. Šitą vietą reikia stipriai taisyti. Dar pusę minutės turite šiek tiek, jeigu norit. Taip, dar priminsiu, kad kandidatai turi teisę replikai 30 sekundžių, tai pabaigus ratelį bus galima replikuoti. Vertinti vienareikšmiškai darbo kodeksą naują yra gana sudėtinga per 1 minutę, bet kuriuo atveju manau, kad naujas pokytis ir nauji darbo santykiai duos tam tikros dinamikos mums kaip Lietuvai. Kalbėdami su užsienio investuotojais jau ne kartą matėme, kad mes kaip Lietuva su tam tikrais sustabarėjusiais reguliavimais esame šiek tiek atsiliekantis nuo kitų šalių. Todėl vertinu, kad šitas kodeksas geras iššūkis ir gera galimybė pasinaudoti, pritraukiant užsienio investuotojus. Manau, kad jis labiau orientuotas taip pat ir į naujus atsirandančius dalykus, kaip nepilno darbą dirbančius žmonės, į jaunus žmonės, kurie galėtų dirbti ne tik darbo vietoje, bet per atstumą. Taip, kad jisai prideda tam tikro modernumo ir lankstumo, ypač besikeičiančioje aplinkoje. Ačiū. Na, aš protestavau prieš šį darbo kodeksą, tai pasako daug ką aš apie jį galvoju. Mes protestavome su užrašu arsi arba pasikarsi, kadangi nesu tarp tų darbdavių. Jeigu būčiau darbdavys, būčiau už, kadangi esu tarp darbuotojų, tarp tų skriaudžiamų ir gujamų Lietuvoje šiuo metu, tarp tų, kurie uždirba minimumą ir kuriems norima primesti apskritai ne jokio reguliarumo, jokio fiksuoto darbo užmokesčio, tai yra absurdai, tu nežinosi, negalėsi planuoti gyvenimo visiškai. Tai prieš esu vienareikšmiškai ir dar važiuosiu protestuoti ir palapinėje gyvensiu, jeigu reiks, ir neįleisim socialdemokratų įeiti į vyriausybę ir taip toliau. Tai va. Iš tikrųjų, žiūriu į darbo naują kodeksą teigiamai.
Manau, kad yra galbūt ir keistinų dalykų ir tai bus daroma laikui bėgant, bet iš tikrųjų Lietuvoje jau pribrendo tas momentas, kad reikėjo priimti naują darbo kodeksą, nes tikrai buvo užsilikęs nuo sovietinių laikų. Todėl ir investuotojai labai atsargiai žiūrėdavo į mus, į įmonių steigimą Lietuvoje ir į sudėtingus investuotojų ir darbuotojų darbo santykius. Per laiką, manau, atsišlifuos visi neigiami dalykai ir tikrai bus išsprendžiami dirbančiųjų naudai labiau galbūt. Tik tai aišku reikia kolektyviai dirbti ir būnant Seime ir tai reikia atsižvelgti, labiau dirbti su dirbančiaisiais bendrauti, kad įsiaiškinti pliusus ir minusus. Iš tikrųjų matau blogą dalyką, kad tai yra labai politizuotas dalykas ir supriešinami žmonės šito klausimu. Ačiū. Iš tikrųjų, darbo kodeksą, kad keisti, tai čia mes vienareikšmiškai turbūt visi suprantam, kad reikėjo jį keisti. Tai vien čia sėdintis iš mūsų 7 tikrai jau yra skirtingų nuomonių. Darius sako vienaip, Donatas kitaip ir kiekvienas turi savo nuomonę apie tą darbo kodeksą. Kaip bebūtų, jisai geras, blogas, mes su laiku pamatysime vėliau, nes kaip jisai įsigalios, kaip jisai bus pilnai jau veikiantis ir tai tikrai pasimatys, kada darbuotojai susidurs su tuo darbo kodeksu. Bet, kad jį pakeitė, padarė biškis skubotai, tai galbūt yra, nes netgi premjeras dabar pasakė, kad kažkokių pataisų reikės įdėti, dar kažko įdėti, tai čia biški gal blogumas tai, kad jau naują kodeksą išleidus reikės keisti kažkokias pataisas įdėti. Tai čia biški galbūt reikėjo neskubėti iš jį patvirtinti, reikėjo gal palaukti, tas pataisas iš karto įtraukti, įdėti ir padaryti taip, kaip yra. Replika, tai pataisos jau yra užregistruotos ir iš esmės visos pataisos tai tik gerinančios dirbančiųjų iš tiesų padėti, bet kartu dar esminės iš esmės kas keitės. Tai naujajam darbo kodeksai yra žymiai daugiau naujų darbo rūšių, kas ypač aktualu jauniems žmonėms. Toliau, be darbo kodekso lygiai greičiai vis dėlto yra valia ir noras mažinti 10% per 10 metų darbo apmokestinimą. Bet čia yra su kitais įstatymais, kurie eina lygiai greičiai darbo kodeksui. Toliau, nešių tikrai niekas netleidinės, jau yra padaryti pakeitimai ir tai padaryti yra šalių susitarimu, nes yra įvairių situacijų Lietuvoje. Toliau, atostogos daug kas gąsdina, kad atostogos trumpės, tikrai jos netrumpės, yra tiesiog nuo kalendorių dienų pereinama prie darbo dienų skaičiavimo. Ir kaip teisingai visi sakė, mes puikiai suprantam, kad tai labai sudėtingas teisės aktai ir priklausomai nuo piknaudžiavimo ir taip toliau, taisymų tikrai bus ir ateityje. Kova su korupcija. Pasiūlykit 2 arba 3 sprendimus, kurie iš tikrųjų realiai padėtų tą kovą su korupcija Lietuvoje sustiprinti. Jau matau, kad yra savanoris pradėti, prašau. Iš karto galiu. Kiek minutė? Minutė, tai mažokai, bet gerai. Apskritai, viskas, ką mes čia dabar kalbam, mes norim spręsti pasiekmes. O aš sakau, reikia spręsti priežastis. O priežastis yra vienintelė - korupcija. Didžiulio masto korupcija Lietuvoje. Jinai prasideda nuo Seimo, baigėsi savivaldybės tarybose, tarp pasmerus ir taip toliau. Nešiojami čemodanai, diplomatai su pinigais, perdavinėjai, tie patys verslininkai turbūt ir prastumė tą darbo kodeksą atnešę diplomatus į Seimą, ar dar kažkur tai kambarėliuose susitinka, ten į dėžutės po 106 000 įdeda eurų. Tai va, vienintelė priežastis, kuri stabdo Lietuvą, yra korupcija. Ir su ja reikia pradėti kovoti jau nuo šiandien. Aš jau pradėjau nuo vakar, bet siūlau ir kitiem pradėti nuo šiandien. Taip, kad prisijungti prie mūsų reiktų. Ir šitų senųjų partijų atstovai turėtų atsiprašyti Lietuvos žmonių už tai, kad 26 metus šitaip nuvaldė šalį, kad mes milijonas jau išvažiavome. Galite replikuoti, jeigu nori. Ačiū, tai kaip suprantu, jūsų kovos su korupcija būdas prisijunkit prie jūsų. Taip. Kadangi oponentas iš tiesų pradėjo nuo vakar, tai aš 4 metus nuosekliai tai darau, nes viena iš mano pagrindinių kuruojamų institucijų, priklausomai nuo komisijų ir pareigų, tai buvo specialiųjų tyrimų tarnyba. Kaip matom, šią kadenciją jinai tikrai neblogai dirba. Dabar konkretus pasiūlymai, tai siūlyčiau pradėti nuo vienos ryties, tai yra viešieji pirkimai. Čia yra labai daug iš tiesų pinigų, labai daug korupcinių elementų ir per tas procedūras iš tiesų normaliai jas sutvarkius, aš turiu ne vieną pasiūlymą iš tiesų ir Facebook'e galite paskaityti, tikrai viskas pasikeistų. Sekantis dalykas, ką aš irgi gerbiamas oponentė nuosekliai pasakiau, tai siūlyčiau keisti konstituciją ir iš tiesų mažinti imunitetus. Tame tarpe pradėti nuo Seimo narių. Tikrai nebesam Baltarusija, Rusija ar dar kažkas tai ir imunitetai jau šiandien dienai niekam nebereikalingi.
Ir tada akivaizdu, kad nebereikės slėptis po imunitetais ir tam tikrų labai rimtų korupcinių dalykų nebebus. Manau, pirmiausia, tai, kaip buvo paminėta, reikia atkreipti dėmesį viešuosius pirkimus, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų ir kur matome didžiausią korupciją. Kitas dalykas, tai manau, kad reikėtų, kad būtų įvesta asmeninė atsakomybė, ne kolektyvinė, ne kokia, ir kad kiekvienas politikas užimantis aukštas pareigas, valdantis ministeriją ar panašiai, atsakytų taip, kaip atsako įmonės vadovas, kaip atsako įmonės savininkas, ne taip, kaip dabar atleido iš ministrų ar dar kažką pažemino pareigose ir to viskas pasibaigė. Iš tikrųjų, kiekvienas turi nešti asmeninę atsakomybę. Tada, manau, tikrai pasikeis požiūris į daugelį dalykų ir ta korupcija tikrai sumažėtų. Taip, papildomą klausimą užduosiu jums dar tą pačią progą. Taigi yra pavyzdys, kad rinkos reguliavimo agentūra tikrai smarkiai per brangiai pirko maistą varguoliams. Taigi asmeninę atsakomybę turėtų nešti ministrė Virginija Baltraitienė, jūsų partietė. Šita konkurso pirkimų tvarka buvo patvirtinta dar praeitos Seimo kadencijos ir viskas vyko būtent pagal seną tvarką. Bet jeigu būtų sudariusi viešųjų pirkimų tvarką Virginija Baltraitienė, taip, tada jinai turėtų tikrai atsakyti. Bet tvarka pirkimų, viešųjų pirkimų tvarka ir visa sistema, schema, su ten 15 ar kiek tarpininkų buvo sudaryta buvusio ministro Starkevičiaus. Ir ten buvo Krekenavos agrofirma, kiek atsimenu. Ačiū. Tai taip pat aš pritarčiau, kad pirmiausia reikėtų žiūrėti viešųjų pirkimus, nes šiandien dienai ne tik tais, kad juos vykdyti trunkame daug laiko, užgaištame daug popierizmą, užgaištame tvarkymusius ir žmonės įdarbyti bereikalingai ir iš tikrųjų iš tų viešųjų pirkimų šiandien gaunas tokia biškai kaip parodija. Lyg tai nuperka pigiausią kainą, taip toliau, tas žmogus ar įmonė ar dar kažkas tai kažkaip tai atsisako ir laimi konkursą antras arba trečias, kuris iš tikrųjų kaina yra pati didžiausia. Tai čia iš tikrųjų reikia žiūrėti, keisti ir kad būtų paprasta tvarka aiški. Perku tokią kainą, kuri iš tikrųjų yra pigi ir šiandien dienai matoma, kurie gali nueiti išsiaiškinti, kad jinai yra iš tikrųjų normali kaina. O ne taip, kad mes pagal tos viešuosius pirkimus kartais varstam ir galutinė kaina vis tiek nuperkam pačią brangiausią kainą. Tai pirmiausia, tai reikėtų pradėti nuo požiūrio į tai. Mes visi esam, sakyčiau, taip grubiai pasakysiu, homo sovietikus, ar ne? Jeigu mes kalbėsim su kokiu norvegu, jo požiūris į šitos reiškinius bus visiškai kitoks. Mes matėm, kaip grobsti iš kolūkių nešė ir tai buvo visiškai normalus, natūralus reiškinys, ar ne? Todėl pas mus susiformavęs požiūris, kad jeigu kažką apvagė šiaip, kokią močiutę, ar ne, tai jau žulikas. Bet jeigu iš valstybės milijoną prasuka, tai jau gerai stovi arba gerai sukas. Tai kaip tai pakeisti? Švietimas, žiūri jaunus žmonės, nuo jų reikia pradėti, mes jau galbūt ir kas ir sugadinti esam. Ką mes galim trumpalaikiai perspektyvai padaryti? Bausmės neišvengiamumas. Mes nuolat griežtinam sankcijas ir panašiai, bet baudžiamosios teisės teorija sako, jeigu tik mes matom, kad kažkokie yra pavyzdžiai, kad kažkas prasuko, įsisuko ir panašiai, tai skatina kitus nusidėti, taip sakant, ar ne? Tai atsakomybė, kalbėkim, vadovo atsakomybė, asmeninė atsakomybė. Tada skaidrumas, tų pačių viešųjų ir viešumas. Tai yra, kuo daugiau pirkimų vieši ir panašiai, tuo sudėtingiau tą prasukti. Viešinti viešuosius pirkimus, skaidrinti visą tą dalyką. Ir šiaip, iš principo, jeigu aukščiausia valdžia nenorės, kad būtų korupcija, kad jinai nebūtų skatinama, tada jos ir nebus. Vienu žodžiu, nuo korupcijos nei plaukas nenukris, tol kol valdžia pati to nepanorės. Patikslinsiu, ką turite omeny sakydama, kad reikia viešinti viešuosius pirkimus? Yra vieši. Nėra vieši. Ta prasme, kad būtų tai skaidru, kad būtų aiškiai viskas išdėstyta visuomeniai, kad galėtų žmonės susipažinti su tuo, ne kažkur giliai ten paslėpta kažkur, bet kad būtų aiškiai per spaudą, per televiziją visur pranešta, kas už kiek ir kodėl pirkta, kad būtų ataskaita grina. Tai viskas yra internete, žinokit. Yra, bet nėra. Ačiū. Labai daug kas pasakyta.
pagrindiniai dalykai, tai aišku, glūdi viešuosiuose pirkimuose. Tam tikrus dalykus matyti, kad reikėtų tobulinti, nes ir iš patirties savivaldoje žinome, kad ir anksčiau yra buvę atveju, kad iš vieno tiekėjo nuperkama už labai brangiai, arba čia auksinių šakučių skandalai arba auksinių miltų panašų skandalai, jie tikrai priduoda tam tikrą negerą kvapą visiems. Tai norėčiau, kad ir manyčiau, kad viešuosius pirkimus reikėtų kuo labiau skaidrinti ir daugiau galių galimai suteikti ir viešųjų pirkimų tarnybai, kuri, manau, paskutiniu metu tikrai neblogai dirba, randa įvairių dalykų, kurie galbūt kažkur tai ne tiek gerai išviešinti buvo, kad būtų galima pastebėti kiekvienam lietuviui. Taip pat atkreipčiau dėmesį į jaunosios kartos ugdymą ir supratimą, kad visgi reikėtų viską savo rankomis. Dar vienas dalykas, ką norėčiau matyti pasiūlyti, tai rotacija tam tikrų įstaigų vadovų, kuri tikrai būtų irgi sveikintinas dalykas. Klausimas paprastas, atsakymui iki minutės vėlgi. Prezidentės retorika apie Rusiją, jos pasisakymai apie Rusiją Lietuvai labiau padeda ar kenkia? Kenkia. Taip trumpai? Tiesiai pasakiau, kenkia. Aš galvoju, kad reikia su visais kaimynais draugauti. Jeigu dėl Rusijos konkrečiai, tai manau, kad daiktus reikia vadinti tikraisiais vardais. Ir nebus niekada dialogo ir nebus kaiminės kažkokio bendradarbiavimo, jeigu kita šalis yra tokia, kokia yra Rusija šiai dienai. Ir mes galim apsimetinėti, imituoti gražią kaiminystę, bet to nebus. Nes pažiūrėkime, ką Rusija konkrečiai daro Ukrainoje. Tai kaip galima su tokia šalim normaliai bendrauti ir normalią retoriką. Todėl aš šiaip iš tikrųjų palaikau prezidentės poziciją. Galbūt verslui kažkur ten kenkia, bet kitaip neįmanoma. Tai klausimas ne vienareikšmis, jeigu dėl prezidentės, nes iš tiesų ir tarp kitko prezidentės pozicija šiek tiek skiriasi nuo to, ką pasako Tauragės žmonės. Bet turim suprasti, pagal mūsų konstituciją, užsienio politikoje labiausiai atsakingas žmogus tai yra prezidentė. Turim suprasti tai, kad mes kaimyno nepasirinksim ir agresijos iš šito kaimyno iš tiesų yra daug. Aš kaip Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys tikrai žinau daug ir slaptos informacijos ir taip toliau. Bet turim kartu ir įsiklausyti, mano manimui, iš ties, ką sako ir mūsų partneriai, kitos valstybės, kad Lietuva dažnai per garsiai ir per aštriai ir iš pirmos eilės kai ką pasako. Buvo tokių pasisakymų net iš JAV atitinkamų pareigūnų. Tai nežinau, ar čia galima labai greitai pakeisti santykius su Rusija, šito labai abejoju, bet kad tam tikrai per daug užaštrinti pasisakymai tam tikrais atvejais Lietuvai pakenkia, tai aš manau taip yra. Aš nepritarčiau iš tikrųjų prezidentės tokiai retorikai Rusijos atžvilgiu. Manau, su kaimynais reikia bendradarbiauti ekonomiškai, kultūriškai. Ir iš tikrųjų mes patys išsišaukėme tą agresiją, tą ugnį, kuri dabar tvyro iš tikrųjų. Prezidentė turėtų galbūt gudriau bendrauti su Rusija, kadangi tai yra didelė valstybė, turtinga valstybė ir mes tikrai nei prieš pastatysim nei savo ekonomikos, nei savo karinių galių. Galime pasidžiaugti tik to, kad esame NATO ir 5 punktas mūsų saugo. Tai iš tikrųjų mes nusikreipėme visą ugnį iš Rusijos pusės, kadangi garsiausiai ir griežčiausiai kalbame Rusijos atžvilgiu, o tuo tarpu didžiosios valstybės kaip Vokietija, Prancūzija ir kitos valstybės, jos gan švelniai reaguoja į Rusijos kai kurios veiksmus ir pasisakymus. Tai manau, reikėtų kaip mažai valstybė elgtis gudriau, protingiau ir turėti iš to naudos, kaip Suomiai, kad turi, jie tyliai, ramiai, vyksta verslai, sukasi ekonomika tarpusavy ir viskas gerai. Ačiū. Iš tikrųjų, pirmiausia, kyla klausimas, kodėl mes visą laiką išskiriam Rusiją, taigi yra ne vien tik Rusija, yra ir Baltarusija, yra ir kitos šalis šalia ir kaimynuose turim daugiau šalių. Bet jeigu palėtėm Rusiją, tai iš tikrųjų, mano nuomonė ir mūsų partijos nuomonė, tai ta pati šalis kaip ir visos kitos šalia esančias kaimyninės šalis. Tai bet kokiu atveju mes pirmiausia priklausom Europos Sąjungai ir mes turim laikytis tų pačių direktyvų, tų pačių nuostatų, kaip visa mūsų Europos Sąjunga kartu laikosi Rusijos atžvilgiu. Negalime mes sakyti, kad jie blogesni ar jie geresni ir kad Europos Sąjunga lygtai viskas palaiko santykius tokius artimesnius, o mes rėkėme, šaukėme, kad viskas tai blogai. Tikrai siūlyčiau, kad šito atžvilgiu su kaimynais gyventi draugiškai. Na, matyti, tikrųjų motyvų, kodėl yra pasirinkta ta retorika, sunku pasakyti, bet manau, kad visi žinome, kad esame
pasienio valstybė ES su didžiuoju kaimynu, kuris savo retoriką irgi turi labai aštrią ir pavojingą, manau, ir mum, ir kitom valstybėm. Iš jų veiksmų tai matome. Aš darau prielaidą, galbūt prezidentė, naudodama tam tikrą retoriką, bandė labiau atkreipti dėmesį į tas problemas, kurių galbūt mūsų didieji partneriai Europoje ar NATO nemato arba nejaučia, nes mes daug metų buvome Sovietų sąjungoje ir esame patyrę ir tremtis, ir mūsų seneliai, ir tėvai, ir galbūt kažkiek kitaip, ir tikrai bendraujant su užsienio vakarų Europos partneriais, tikrai suprantame, kad mes tai suprantame kitaip nei vakarų Europos šalis. Todėl būtina atkreipti šitai dėmesį, kad galėtumėm jausti saugiai. Tauragės meras geriausiai atspindi, koks požiūris į Rusiją yra. Jisai prieš 2 savaitės buvo Sovietsko 70-metį šventė, žiūrėjo tankų kolonų paradą ir glebešiavosi su tuometį Sovietsko administracijos vadovu. Apskritai tikiuosi, kad prezidentė, turėdama omeny Rusiją, jinai turi omeny Putino režimą. Ir Rusijoje yra puikių žmonių, yra puikių opozicionierių, kurios seku jų darbą ir ką jie veikia Rusijoje. Tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Kita vertus, mes bijom rusų tankų, bet įsileidom skandinavų bankus ir skandinavų žiniasklaidą. Tai aš noriu pasakyti, kad šiuolaikiniai karai vyksta jau visai kitokiu būdu. Nereikalingos žmonių aukos, nereikalingi tankai, šoviniai, patrankos. Reikia investicijų, reikia bankų, reikia žiniasklaidą užimti, kuri beje irgi skandinavų Lietuvoje. Tai kodėl kalbam vien tik apie Rusiją? Ne, tai yra kitos šalis, gerai paminėjo. Apie skandinavus niekas nekalba, jie geriečiai kažkokie, tai viskas čia atvežė pinigus. Bet dėja, su šitom valstybėm aš turėčiau irgi atskirą kalbą. Šis iki po trumpą klausimą, po 30 sekundžių. Tikrai visi galite apie save padaryti, tai yra pasakyti labai daug gero, o prašyčiau per 30 sekundžių kiekvienas pasakykit, kas yra pats jūsų blogiausias padarytas darbas. Kas nori pradėti? Norėčiau kreiptis į jaunimą, kurio čia tikrai labai daug. Tai mano pats blogiausias darbas, kad aš pradėjau domėtis viešaisiais reikalais, viešąją politiką tik prieš 6 metus. Aš tą turėjau pradėti daryti prieš 20 metų. Tai yra mano pats blogiausias darbas. Kad aš buvau palikęs viską tokiem seniem dėdam, kurie atėjo iš sovietinių laikų ir tikėjausi, kai jie manim pasirūpins ir paglobos. Deja, jie rūpinasi tik savimi, jie kitaip nemoka gyventi, jie taip yra auklėti. Jie gyvena toj sistemoje ir jie nepakeis nieko. Todėl siūlau visiems kuo labiau įsitraukti, ko nedariau aš ir suklydau savo laiku. Iš tikrųjų, tai kažkokių esminių didelių blogų darbų neatsimenu, galbūt didžiausi mano blogi darbai tai yra neišnaudotas galimybės. Blogi darbai. Tikrai aš irgi save kaltinu už tai, kad per vėlai pradėjau domėtis, kad viską palikau savieigai, kad kažkada balsavau neatsakingai, kažkada dėjau paukščiuką dėl gražių akių, dėl to, kad jis stiprus, didelis. Bet ne dėl to, ką jis daro, ne dėl to, kaip jis balsuoja. Niekada mes nesidomėme, kaip Seime balsuoja vienas ar kitas žmogus. O čia yra didžiausia klaida. Ir renkame mes pagal tai, ką jis žada. O žada jis labai daug. O reikėtų žiūrėti, kaip jis balsuoja, ką jis daro. Prašau. Tai blogus darbus kaip ir gerus gali vardinti, ar ne? Tai pirmiausia... Kaip advokatas, tai blogų darbų turėtume turėti. Jo, turiu visokių darbų. Tai pirmiausia, aišku, kurie man labiausiai skauda, tai galbūt vaikystė prisimenant, ar ne, kad kai kada tėvų rūpesčių neįvertindavai. Vaikystė nesiskaito. Nesiskaito? Na gerai, jau kai pradėjau, žiūrim profesinę sritim. Nu tai yra visko, yra ir pralaimėtų bylų, blogų sprendimų. Tai kadangi šito veiklo daugiausia dalyvauju, tai darbinė prasme man labiausiai dėl to skauda, kad aš vienokį ar kitokį sprendimą pasirinkau netinkamai. Dar papildysiu šitą klausimą, būtent jums asmeniškai. Jūs advokatas, ar turėjot savo praktikoje tokią istoriją, kai žinot, kad jūsų klientas tikrai yra prisidirbęs iki ausų ir jūs vis tiek ramia sąžine jį ginat teisme? Na, mano praktika tokia daug civilinė administracinė, tai aš ten su kažkokiais nusikaltėliais kriminaliniais nelabai turiu reikalų. Tai jeigu ten turiu, tai ATPK kažkas nuo administracinių teisės. Tai yra, tikrai matosi, kad žmogus nėra ten sąžiningas, bet, na, tokia yra advokato prievolė. Tu atstovauji klientų interesus
įstatymas to vietoje nėra aukščiau, teismas yra ten institucija, kuri traukia atsakomybę. Mano pareiga, kad jo teisės nebūtų pažeistos. Ačiū. Tai, kasdienių nuodėmių mes turbūt turim visi. Tai jeigu iš tokių artimesnių tikrai pažeidinėjau kartais kelių eismo taisyklės. Bet dar liūdniau yra, esu vieną kartą tik tai pagautas, bet dar liūdniau yra, kad bandau tą pateisinti. Juk mes visi turbūt tai darom. Tai kartais gatvė ne toje vietoje, tai diržą jau pradėjęs rėdėti užsisegė. Iš tiesų yra gal ir Seime ne viskas padaryta. Tikrai kartais gailiuosi, kai nespėjau užduoti kažkokį tai klausimą. Ką blogo padarėt Seime? Tai sakau, nespėjau užduoti klausimą, per vėlai užsiregistruoju. Ypač yra įdomių klausimų su Petru Gražuliu. Tikiu. Tam tikrų renginių. Bet nespėjau ateiti į salę ir paspaus klausimą ir dėja nespėjau užduoti. Ačiū. Iš tikrųjų sunku pasakyti, ką tokių rimtų blogų darbų padaręs. Stengiuosi viską atlikti sąžiningai, daryti sąžiningai taip, kaip aš, kad norėčiau, kad su manim bendrautų ar darytų aplinkiniai. Ten tokias kelių eismo taisyklės, manau, pažeidžiam daug kas smulkės. Blogiausia išsirinkti tokį patį blogiausią. Net nežinau. Gal eismo taisyklių pažeidimas vienas toks buvo rimtesnis, greičio viršimas, tai gal toks pats ir blogiausias būtų iš tikrųjų. Ačiū. Jo, aš tai galbūt tokie kaip aplinkos komiteto pirmininkas pražiopsojau, galbūt net nepaspaudžiau stipriau buvusi atliekų tvarkymo centro direktoriaus. Kada buvo skirtas finansavimas Tauragės atliekų tvarkymo centre pastatyti rūšiavimo linijas. Tai mes taip kažkaip tai lygtai jisai pavedė viską direktoriui, viešieji pirkimai, taip konkursas, viskas aukšta kaina ir toliau nesužiūrėjau ir šitas konkursas pravirto ir Tauragė vienas atliekų tvarkymo centras tikrai, kuris neturi rūšiavimo linijas. Visi Lietuvos atliekų tvarkymo centrai turi rūšiavimo linijas. Čia mūsų tokia klaida buvo, biškai nesužiūrėta kažkur tai. Klausimas būtų skirtas Tvarkos ir teisingumo partijos kandidatais ir Verijai Statkai. Būtų toks paprastas pilietiškas klausimas, kurį turėtų žinoti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis. Kelintais metais Lietuva įstojo į Europos Sąjungą ir NATO? O kodėl tik tai vienam kandidatui klausimas? Aišku, galėtų visi kartu užrašyti ant lapelio ir paskui egzaminuotumėm. Na, bet kadangi jums tai... Geras klausimas, dabar tikrai daug... Turiu pagalvoti, atvirai pasakysiu, žinokit. Ruošiaus daugiau programų jau ne datoms. Čia datas jau įsičiau, mane pagavo, tai aš prisipažįstu. Nesiruošiu pamokai. Tai žinot, tada tęskim. Tas pats klausimas. Į NATO gal 2-1, o į Europos Sąjungą 2-3. NATO 2-3, o į Europos Sąjungą 2-4. Tai prašom teisingą atsakymą. Autorius žino. Teisingas atsakymas būtų 2004 metai. As I believe all of you know English language pretty good, so my question is this time in English. Who do you think is to blame for the bombing of humanitarian aid center in Syria? Klausimą neišversiu specialiai, atsakyti prašau anglų kalbą. My opinion is very bad. Gal galite patiksinti, could you blame Syriją ir praleido žodį? Who would you think is to blame for the bombings? Okay. For bombing, it's difficult to say actually, because you need to understand this mentality of people in these Arabic countries, or big countries like USA, Russia have interest in this region, Turkey has their Kurds, Turkish people, Kurdistans. So I think that, for example, myself, I would never understand these people because their mentality, we are like Christianity, they are Muslims. It's difficult to understand what they actually think and why they are doing that, what they are doing. But what I can understand and can't, can I blame? It's Russia, USA, who actually goes there to not their territory and does their foreign politics, their games with people
lives. Thank you for a very international question, multicultural question. My understanding is that there's a lot of cultural things involved, a lot of interest involved, and what is happening there is it's not good for all parties. And a lot of sitting negotiations and understanding is needed to solve these problems. Aš atstovauju tą visuomenės grupę, kuri angliškai nekalba. Mes kalbam lietuviškai ir aš atstovausiu lietuvius. Bet pas jūs anketoje parašyta, kad anglų kalbą mokat. Svarta anketoje parašyta, kad mokat angliškai. Kai manęs paklausė, do you speak English, aš atsakau, do you know plocha. A very difficult question because Lietuva, ne Anglija. Netrukdykit kolegijai atsakinėti. I think warm is bad. I think because we live in Lithuania, we need to speak Lithuanian language, but no English. Ačiū. Taip, palaukit, dar vieną klausimą. Ne, aš tikrai palaikau Donatą. Mes gyvenam visgi Lietuvoje ir šiandien dieną jūsų jaunimas įpratę nuo pirmos klasės mokytis anglų kalbą, jums labai tai lengva. Mes tikrai, kada mokinomės, mes pradėdom tai anglų kalbą mokintis nuo 6 klasės. Tai jeigu ką aš galiu tai priminti, tai visgi yra skirtumai. Ir šiandien dienai man liežuvį laužyti angliškai, tai aš tada, žinai, galiu jau jį geriau nusipjauti. Galima aš jums paprastesnį klausimą užduosiu? Ne, paprastesnį aš atsakysiu ir jaunimą iš tikrųjų. Tai galbūt kitokia kalba, ateis koksai italas, ateis itališkai užduos klausimą, dar kažkokia kitokia kalba, tai mes turėsim visas kalbas šiandien mokėti. Tikrai ačiū už gerą klausimą, bet ne visą laiką. Taip, dar ponas Petrošius replikuoti. Tik replika, bet labai rimtai mes čia žaidimą pavertėm. Anglų kalba aišku yra gerai ir džiaugiuosi jaunimu, kad užklausinėja, provokuoja ir taip toliau. Bet klausimas labai rimtas, kurį mes ir Seime užduodam. Kas geriau? Ministras mokantis anglų kalbą, bet nelabai mokantis dirbti. Ar ministras nemokantis anglų kalbos, bet gerai mokantis dirbti toj srity. Čia ministras, Seimo narys. Replika. Aš manau, kad gerai būtų žmogus, kuris moka ir tą, ir tą. Aš savo ruoštų pridėsiu, kad nei vienas kandidatas į klausimą iš tikrųjų ir neatsakė. Nes klausimas buvo, kas kandidatų nuomonė yra atsakingas už humanitarinio konvojaus bombardavimą Sirijoje. Ir visi jūs kalbėjot ne apie tai. Buvo. Taip, ir dar galim priimti keletą klausimų iš salės, tai prašau ranką. Galim gal ir visiems klausimą, tai 8 metai kritikuojame konservatorių naktinę reformą. Ar galite vardinti, kas ją sudarė ir ką socialdemokratai pakeitė per savo 4 valdymo metus? Ne tik socialdemokratai. Iš tikrųjų, kaip visi žinome gerai, konservatorių naktinė reforma ir mano verslo sužlugdė, galiu prisipažinti iš dalies. Sumažino pensijas ir absurdas, kai valstybės valdininkus išlaiko pensininkai sumažintomis pensijomis. Tikriausiai nei vienoje pasaulio valstybėje nėra taip, kad valdžia sumažina pensijas tam, kad galėtų patys išgyventi. Ir kaip žinote, darbo partija sistemingai ir pastoviai su partneriais spaudė tai, kad kompensuoti, gražinti pensijas. Jau dabar eina kalba apie tai, kad jau didinti pensijas. Atlyginimus taip pat, pažiūrėkit, atlyginimai buvo sumažinti daugelis ryčių. Praėjus per 4 metų šią kadenciją, daugeliui atlyginimą atstatyti, net jau ir padidinti. Tai gal tiek. Žiūrėkit, Vytautai, aš jums atsakysiu tik vieną skaičių. 300 000. Maždaug tiek kainuos pensijų sugrąžinimas, kurios buvo atimtos. Bet žinot, kas yra svarbiausiai? Milijonai? Ne, 300 000 eurų tai yra, atsiprašau, milijonų, nes milijardas litų maždaug. Tai, bet esmė čia yra pačiame ciniškume. Apie 46 antikonstituciniai sprendimai. Bet žinot, jūsų vienas partijos iš lyderių, buvęs premjeras, kai jis pasako, kad šitie sprendimai nebūtų neteisėti, jeigu niekas nebūtų kreipęsi į konstitucinį teismą,
O čia yra ciniška. Aš gal pasakysiu dviejopai. Jeigu iš teisinės pusės vertinant, tai iš tikrųjų blogas sprendimas, dėl kurio turėtų būti mums gėda iš tikrųjų kaip partijai, tai yra dirbančiųjų pensininkų pensijų sumažinimas, lyginant su kitais. Tai buvo konstitucinio doktrina suformuota ir buvo aišku, kad tai antikonstitucinis aktas. Kitoje vietoje vis tik tais krikščionys demokratai norėjo krikščioniškai parodyti ir mažinti proporcingai ir mažiau paliesti tas grupės, kurios yra mažiausia darbo užmokestį. Todėl ta su konstitucinio doktrina dėl darbuotojų užmokesčių sumažinimo aš griežtai nesutinku. Kaip Šimonytė ir sako, ta lentelė buvo nuleista iš oro, kodėl jie reikėtų vadovautis. Ir manau, kad čia teisėjai truputį žiūrėjo į savo kišenę. O filosofiškai sakyčiau taip, gal ne tas žmogus, kurį reikėtų cituoti, bet Darių Mockų pacituosiu. Jisai sako, dirbdamas žmogus gali iš tikrųjų padaryti daug klaidų. Pati didžiausia klaida yra nedaryti nieko. Jūs cituojat Darių Mockų. Labai geras personažas citavimui prieš šitos rinkimus. Patį geriausią pasirinkimą. Naktinė pensijų reforma buvo kažkas baisaus nuleisti iš viršaus. Žmonės iš tikrųjų liko, pati silpniausia grandis žmonių liko ant ledo. Ir jie pasiskųsti nieko neturi. Manau, kad tai yra labai blogas sprendimas ir kuo greičiau reikia ieškoti nors po truputį, nes pensininkai vis dėlto turi tendenciją išeiti. Reikia juos gerbti, nes tai yra mūsų tėvai, mūsų seneliai. Reikia ieškoti lėšų, kad gražinti. Aš pastebiu, kad iš tikrųjų mes turbūt nuo pačio klausimo nukrypam, kas buvo padaryta, kad pakeisti, nes ta pati retorika, kuri buvo prieš 4 metus, kad Kubilius kaltas ir visi čia kalti, bet ką padarėm per 4 metus, tai to kaip ir neišgirdau, kas buvo pakeista ar atsukta atgal. Man tai atrodo, kad visgi situacija buvo tokia, kad vienas iš kaltųjų tai buvo tas premjeras, kuris buvo prieš, tai kuris nematė krizės. Visi tą puikiai atsimenam, visi ekonomistai jau buvo pradėję skalaminti varpais, kad bus krizė, o jis to nematė ir kažkas atėjo, kitas turėjo daryti sprendimus. Aišku, galbūt jie nebuvo tobuli. Jeigu dar kažkas galvoja, kad socialdemokratai ir konservatoriai kažkuom skiriasi Lietuvoje, tai čia žemesnės grandies politikai tokie. Iš esmės ten yra viena ir ta pati šutvė, kuri padarė taip, kad man eina gyventi Lietuvoje ir mano draugam, kurie atbėga iš Lietuvos. Taip. Ir visos ir naktinės, ir dieninės reformos yra blogos. Jos yra žudančios, žlugdančios lietuvius, paprastus eilinius darbuotojus. Ir apie tai visi pamiršo. Jie pseudo šitas elitas informacinė erdvėje ten diskutuoja kažką, kyla kažkas, jiems ten krizė baigėsi. Jūs ateikite prie daugiabučio renovacijos, paklauskit statybininkų, ar krizė baigėsi. Sakys, jinai dar tik gilėja ta krizė. Apie kažkokias reformas ant geros, blogos, visos jos blogos per šitos metus. Visos, nes eilinių žmonių gyvenimas negerėja Lietuvoje, socialinė atskirtis didėja. Jūs pasižiūrėkit statistiką. Dar mes turim vieną neatsakiusį kandidatą. Iš tikrųjų, Vytautai, prisiminti tas, kas buvo, čia šiandien dienai tikrai nevertėtų, nes mes jau pradedame eiti į praeitį, gal dar prieš tai, prieš jumis dar vieną kadenciją, prisiminkim dar vieną kadenciją. Kas buvo, tas jau buvo. Praėjo, eikime į priekį. Žiūrėkime, ką mes galim pakeisti, ką mes galim naują sukurti, ką mes galim gerą sukurti, kad šiandien dienai iš tikrųjų žmonės iš užsienio grįžtų atgal į Lietuvą. Jau kas buvo, tas buvo. Aš tikrai nesinoriu gilintis, tikrai aš kaip kandidatas į Seimo narius ir sakau, siūlau kitiems, į praeitį nebežiūrėkime. Žiūrėkime į priekį, eikime tvirtai žingsniais. Ir ponas Petrošius replikuoja. Tai aš dar vieną tokią repliką, nes iš tikrųjų kalbam apie pensininkus, apie teisėjus, kam sugražinta įvairių nuomonių, bet juos reikėjo sugražinti ir kai sakot, ką nepadarė, tai pirmiausiai gražino. Bet pagalvojau dabar, kadangi visi mokam už elektrą, vienas darbas, kuris vienaip ar kitaip palėtė mus visus. Dar ko labai stebino konservatoriai ir čia apie Žygaičius klausėt, kai Žygaitiškius Gazpromo agentais vadino, tai iš tiesų vienas darbas, kurį mes padarėm, tai iš tiesų per elektrienų rezervą, kuris buvo elektros rezervo, kuris ten buvo kūrenamas Gazpromo dujomis ir tuo pačiu šaukiama prieš Gazpromą, pavyko tą rezervą, kuris niekam nereikalinga, sumažinti.
Ir tai pavyko per 4 metus iš tiesų sumažinti elektros kainą net 17%. Tai buvo viena iš priežasčių ir nebūčiau niekada sakęs, jeigu neagresyvi konservatorių retorika prieš Gazpromą. Gazpromo priešų jau kaip čia. Ir sulaukim klausimo iš mūsų auditorijos Facebook'e. Yra skaitytojo klausimas, atsiprašau žiūrovo, ir tokia tema turbūt labai opi mažesnėms savivaldybėms, rajonams, tai yra, cituoju klausimo dalį, vegetuojančios mokyklos, tai yra mažos mokyklos rajonuose, kur ten mokosi po saujelę moksleivių. Klausimas, kuris kandidatas išdrįs ką nors inicijuoti, kad tokios mokyklos būtų uždarytos. Tai gal nuo jūsų pradėkim, išdrįstumėt? Tikrai ne. Ir šiandien dienai, kaip bebūtų finansavimą reikia skirti šitokioms mokykloms. Nes jeigu jau nebelieka kaime, netgi seniūnijoje nebelieka nei vienos mokyklos, tai kaip mes ją galime uždaryti? Kaip bebūtų, kas bebūtų, į kaime mokykla yra visgi šviesulys. Ir tikrai reikia skirti finansavimą ar iš savivaldybės, ar iš vyriausybės, ar peržiūrėti mokytojų kažkaip tai finansavimą, bet tikrai neuždaryti mokyklas. Nes kaime tada nebeliks nieko. Tada jaunimas visas važiuos tik tais į miestus, neganda, kad į miestus, į rajonus, bet važiuos tada į Vilnius, Klaipėdą, Kaunas. Manau, jeigu tie mokiniai yra pradinių klasių, tai, kaip sakant, negalima tikrai jų patraukti iš to kaimo, iš tos gyvenvietės ir reikėtų sudaryti visas sąlygas, kad šitie vaikai pradinių klasių, kad jie būtų kaip namuose savam kaime. Ir reikia, kaip sakant, bet kokiom priemonėm stengtis išlaikyti tą mokyklėlę pradinių klasių ir mokytojus, kad jie galėtų mokinti. Bet jeigu ten mokiniai yra jau vyresnių klasių, manau, reikia tada pagalvoti, ar apsimoka jiem būti toj kaimo mokykloje, kur galbūt ir mokytojo kompetencija nėra labai aukšta. Yra sudarytas tinklas geltonųjų autobusėlių, kurie veža į mokyklas, tai galbūt tos mokinius nuvežti į aukštesnio lygio mokyklą ir tikrai bus geresnis rezultatas ir ekonomiškesnis. Tai žiūrėkit, neseniai mes Tauragėje sprendėm tokius klausimus, savivaldybėje teko pačiam dalyvauti, tikrai ne viena politinė jėga nesako šito, tikrai visi suprantam tą norą išlaikyti kaimo mokyklas. Bet čia į klausimą reikia žvelgti giliau. Tos kaimo mokyklos tai yra bendrojo lavinimo mokyklos ir iš tiesų, jeigu mes kalbame apie ekonomiką, apie darbo vietas, tai reikia, žinokit, sugrįžti labai toli ir pradėti nuo švietimo. Tai aš siūlau visumoje švietimo sistemą Lietuvoje pertvarkyti ir nuo mokinio krepšelio, kuris šiandien dieną yra, ir kuris jau savo atidirbo, sakykime, ir atgyveno, pereikti ir apie ką kalbam, ir yra pilotinės savivaldybės prie klasės krepšelio. Tuo pačiu reikėtų mažinti ir tos klasės mokinių skaičiaus, kai jis nebūtų toks didelis, pereinant kaip, nežinau, prie 20, sakykime, nes Vokietija yra 16. Ir per tą principą iš tiesų būtų galima išsaugoti kaimo mokyklas, dar pagalvojant labai gerai, gal ten galima teikti iki mokyklinį ugdymą, pradinės klasės ir taip toliau. Man darbo partijos kandidato patiko iš tikrųjų atsakymas ir aš kažką panašaus įsivaizduoju. Klausimas yra, kokia švietimo yra funkcija - užtikrinti kokybišką išsilavinimą. Tai ar toj kaimo mokykloje mes galim garantuoti, kad mokinys jį įgaus. O jeigu mes vien dėl to, kad mokytojas išlaikytų darbo vietą, tą mokyklą išlaikysim, žmogus baigs mokyklą, nesugebės įstoti, nesugebės rasti po to gyvenimo vietą, ar ne, tai ką mes darome šito vietoj paslaugą meškos? Tam, kad mokytoją kažkokį išlaikytumėm ir pasmerkėm ten keletą ar keliolika ar keliasdešimt jaunų žmonių, tai kiekvienas atvejis yra individualus, reikia skaičiuoti, iš tikrųjų, kur yra maži vaikai, kur galbūt nėra taip svarbu, dar galima pasivyti, ten gal ir arčiau namų reikėtų, bet apie vidurinį, jeigu jau kalbam, tai žinokit, iš kaimo mokyklų ateina mokiniai, visi esam tą matę ar ne, ateina miestų mokyklas ir pasivyti tą lygį visiems yra pakankamai sudėtinga. Aš iš kaimo į miestą atėjau, problemų nebuvo. Prieš 11 metų. Dabar aš ne mokykloje. Kaimo mokyklas pradinės vienareikšmiškai siūlyčiau tik tai išsaugoti. Pradinės. Ten būna vienas mokytojas, gal dar kažkoks pagalbinis prie jų būna ir neturėtų sudaryti labai didelės problemos. Jau vidurinę mokyklą nuo 4, nuo 5 klasės išvažiuoja, yra geltoni autobusėliai, kurie labai sėkmingai kursuoja, vežioja paaugusius vaikus į mokyklas į miestą, į Taurą, į rajoną, į didesnės mokyklas. Nes švietimas yra, ką mes dabar užsiauginsime, ką mes dabar išleisime į gyvenimą, tokią turėsime mes gyvenimą toliau. Visgi pagrindų pagrindas yra švietimo kokybė. Ir tai reikėtų atsižvelgti. Statistika, kuri buvo minėta, Vokietijoje vidurkis vienos klasės yra 16 moksleivių, kai tuo tarpu Lietuvos 8.
Tai aišku, kad turime optimizuoti mokyklų tinklus. Pradinės mokyklos galbūt bendraujant su bendruomenėmis tikrai turėtų likti, bet optimizuodami tinklą mes tikrai galėtume pakelti atlyginimus mokytojams ir sukurti geresnę infrastruktūrą miesto mokyklose. Mes jau kalbam apie pasiekmes, priežastis yra vienintelė - korupcija praeizgiusi visą valstybę. Ir pinigai išvagiami, išdalinami dėžutėse, padalinamas mūsų biudžetas tarp ponų brangiais kostiumais. Tenai, žinokit, rimtai, jeigu paklausime, kiek kostiumai kainuoja šitų vyrų Seime, kurie yra, kurie buvo, ar salėje sėdė kai kurie, iš ties jie verti keletos mano atlyginimų. O mokyklos užsidarinės ir toliau, ir ne tik kaimuose, bet ir miestuose, jeigu taip žmonės išvyks iš Lietuvos. Tikrai, paminėkit, po keletus metų ir Kaune užsidarys, nes tuščios gatvės. Ir Vilniui pradės susidarinėti, nes nebelieka žmonių, o jų nebelieka dėl korupcijos, dėl priežasties. Pasiekmes mes galim čia kalbėti, aptarinėti ilgai ir važiuos toliau žmonės ir neliks tų mokyklų ir užsidarinės jos. Kokia yra jūsų nuomonė apie homoseksualų partnerystės įteisinimą Lietuvoje, apie kurį šnekame gan ilgai, bet nieko nevyksta? Apie diskriminaciją negali būti kalbos, bet turim suprasti, kad Lietuvos visuomenė yra tam klausimui neparuošta. Ir tam tikros vieno ar kito, kaip čia pasakyti, reiškinio priverstinis brukimas į mūsų tautą, jisai neduos rezultatų. Visuomenė tam turi pasiruošti, mes galim daug kalbėtis ir taip toliau. Atskirkim partnerystę ir šeimą. Va čia ir yra problema, dėl kurios mes čia labai stumdomės. Tai dėl partnerystės, aš manau, problemų dėlių nėra. Kad ją reikia įteisinti, civilinis kodeksas priimtas 2000 metais, jisai turi numatytą partnerystės įstatymas, kuris po šiai dienai nėra priimtas. Juokinga atrodo, 16 metų mes nepriimam įstatymo, kuris reglamentuotų santykių, kur akivaizdu, kad yra. Teisės normos tam ir yra. Jeigu yra visuomeninis santykis, jeigu toks reiškinys egzistuoja, jeigu tie piliečiai jaučiasi nesaugiai, tam santuokos, sakykime, institutas, tam partnerystės yra turtinius klausimus ir panašiai. Bet tai nėra šeima. Ir net jeigu ir žiūrėtumėt bažnyčios poziciją, nematau aš ten irgi iš jų didelio prieštaravimo pačiai partnerystė. Problema yra, kai partnerystę bandoma susijęti su šeima, natūraliu santykiu, ar ne, kuris visiems lyg yra įprastas. Aš savaime ir mūsų partijos programa sako, kad mes prieš esame homoseksualių žmonių partnerystės ir santuokas ir tuo labiau prieš įvaikinimą. Aš irgi galbūt kalbėčiau labiau apie partnerystės įteisinimą ir jisai aktualus yra šiai dienai ne tik vienodos lyties atstovam, bet ir heteroseksualam. Ir tai suteiktų saugumo tiem žmonėm, kurie gyvena kartu, bet jų neapibrėžtumas turtinių santykių ir kitų santykių yra tam tikras nesaugumas abiem gyvenant kartu. Na, o jeigu kalbant apie homoseksualus, tai vienaip ar kitaip, manau, mes turim pripažinti tai, nors ir sakoma, kad visuomenė nepasiruošusi, jų yra mūsų tarpe. Aš pats asmeniškai pažįstu, tikrai yra neblogi žmonės, kūrybiški ir visokie kitokie. Jie yra. Mes turime juos tarp savęs, tai tas įteisinimas partnerystės, manau, tiesiog tik tai labiau apibrėžtų turtinės santykius. Norėčiau paklausti klausiančiosios, ar jūs iš mažumų esat? Gerai, ačiū. Todėl, kad, negaliu, sako, neteis žmogaus nepabuvęs jau kailė, todėl aš neteisiu tų žmonių, bet aš už vertybės tas, kuriomis pats gyvenu. Tiesiog vyras ir moteris, vaikai, viskas taip, man atrodo, turėtų būti. Diskriminuojama yra eilė socialinių grupių Lietuvoje, ne tik ši grupė. Yra eilė, apie kuriuos nieks nekalba, bet būtent šitą sritį kažkodėl tai žiniasklaida labai smarkiai stumia. Ir tai yra naudinga būtent trečiosiam šalim, kurios čia atėjo su investicijom. Ir jos šitą daro. O pas mus yra diskriminuojami mamos daugiau vaikės, vienišos mamos, statybininkai, eiliniai darbininkai. Diskriminuojami. Jiems mokama 380 ant popieriaus. Atskaičius gaunasi 300. Ar čia ne diskriminacija palyginus su Seimo nariu, kuris gauna 4000?
Nu, atskaičius mokesčius mažiau ten gaunasi, ne, kažkaip. Pasakykit gal Seimo nariai, koks jūsų atlyginimas ir kiek kainuoja jūsų kostiumas. Jeigu norit, pasakykit. Bet geras statybininkas uždirba daugiau negu Seimo narys. Legaliai. Atsakyt man ar ne? Kaip norit? Nu, jeigu nori žinoti Seimo nario atlyginimo, tai atsižvelgiant į tai, kad aš turiu labai didelį valstybei tarnybų stažą, nes daug metų dirbu universitete, atsižvelgiant į tai, kad aš vadovauju vieną iš komisijų, tai mano atlyginimas yra šiek tiek didesnis negu pradedančio be stažo ir taip toliau. Tai jis yra 2000 eurų. Kostiumas mano kainuoja, manau, 200 eurų. Ačiū. Iš tikrųjų nelabai pritarčiau homoseksualų partnerystėje, tuo labiau šeimų kūrimui, vaikų įvaikinimui ir partijos programoje numatyta. Manau, reikia Lietuvoje laikytis šeimos tradicijų gilių, kurios išlaikė Lietuvą mažą valstybę ir po šiai dienai mes esame Lietuva stipri valstybė. Ir jeigu pradėsime toleruoti homoseksualų partnerystę, šeimų kūrimą, tai Lietuva visiškai išnyks. Aš galbūt kitokios nuomonės, tikrai, jeigu jie nori, tegu jie gyvena, jeigu jie nori, tegu kuria partnerystės santykius, taip toliau, pagal įstatymą, pagal teises, pagal skakit, kad tai pribrendo tas laikas. Nu niekur mes nedingsim. Kompiuterį irgi turėjom kažkada, šiandien turim ir mes be jų neapsieinam. Taip pat su kitais klausimais. Ir šitas klausimas tikrai atėjo jau laikas ir reikia žiūrėti, priimti įstatymus, priimti tvarkas, kaip jie turėtų gyventi, įteisėti teisiškai tą viską. Ir nieko nepabėgsime nuo to. Jau, manau, pabiškai uždarinėjom šitą mūsų renginuką. Tradicija. Žinau, ką renku tradicijai graži. Tai yra kiekvienam vėlgi ta pati užduotis. Trumpai pasakyti į kamerą, tai bus filmuojama iš karto įspėju. 3 dalykai, kuriuos padarysit, jeigu būsit išrinktas Seimo nariu. Na, aš orientuosiuosi bet kuriuo atveju tą sritį, kurioje labiausiai dirbu, ekonomika. Tai būtų mokesčių mažinimas, investuotojų pritraukimo tvarkų kūrimas ir smulkaus verslo nuostatų gerinimas, kad smulkiam verslui sektųsi. Mažinsit mokesčius, sumažės pinigų, kaip užlopysit skylę? Mokesčiai bus mažinami, sakykime, vienas iš jų tai PVM-as, kuris buvo žadėtas po krizės sumažinti. Tai manau, kad sumažinimas iki žadėto 18% lygio padidins vartojimą ir tai tikrai su mokesčių prasme neturėtų atsiliepti. Tai geras skaičius 3, nes Seimo nario pareigos iš tiesų susideda iš 3 dalykų. Tai pirma ir pati pagrindinė, tai yra įstatymų leidyba. Tai iš tiesų jūs galite manęs konkrečiai klausinėti kokius įstatymus, bet akivaizdu, kad jos reikia teisingus apgalvoti. Ir problema yra, kad Lietuva labai daug kepa įstatymų. Mes esame lyderiai Europoje, lyginant su kitom valstybėm. Jų reiktų žymiai kokybiškesnių. Tai šitą aš garantuoju, nes tikrai skaičiaus neina. Kita Seimo nario pareiga tai yra parlamentinė kontrolė. Tikrai esu visiškai už kitokią parlamentinę. Nekaltų reikia ieškoti, o žiūrėti sisteminės problemas. Galite klausinėti ir paskutinė pareiga mūsų, kadangi mes čia esame vienmandatininkai. Tai mes vienmandatininkai Seimo nariai, tai turim tinkamai atstovauti savo kraštą. Aš savo skaičių pasakiau, dėl jo kyla labai daug klausimų. 10 milijonų eurų, aš nemanau, kad kitoje kadencijoje bus mažiau. Pirmiausia, manau, reikėtų pagerinti Seimo narių darbo kokybę. Ir kaip jūs vienas gerinsit? Galima teikti pasiūlymus. Komitetui pirmiausia, komitetas, jeigu svarsto, po to išnešama Seimui svarstyti. Tai manau, galima būtų priimti tokį įstatymą, kad Seimo nariu būti neilgiau kaip 2 kadencijas, turiuomenį iš eilės. O po pirmos kadencijos atlikti ataskaitą, kad pateikiama būtų Seimo nario, kuris įrodytų, kad jisai tikrai dirbo produktyviai ir kad jisai toliau gali dirbti 2 kadenciją produktyviai. Jeigu nepraeina tos ataskaitos, tada neleisti. O kas vertintų? Kiti Seimo nariai? Galima sudaryti komisiją, kuri vertintų, visuomenė vertintų galų gale. Seimo narių komisija, Seimo narių ataskaitų vertinimai. Taip. Tvarkoj. Dar 2 darbai. Manau, reikėtų peržiūrėti funkcionierių darbuotojų skaičių, nes iš tikrųjų lankantis ministerijose, tai ten labai daug jų dirba ir kurie nieko nedirba. Tai manau, čia iš tikrųjų labai didelė bazė, kur yra lėšų išleidimas mūsų visų mokesčių mokėtojų. Ir trečias dar būtų, kaip ir mūsų partija akcentuoja, tai pagrindinių maisto produktų kainos turi PVM sumažinti iki 5%. Tikrai, aš irgi norėčiau
mažinti pirmiausia, aišku, savaime mokestinę naštą, bet kokiu atveju, tai yra PVM susimažinti ypač maisto produktams, kuriems yra šiandienai Lenkijoje žymiai viskas pigiau negu Lietuvoje, tai nuo 21% iki 9%, tai būtų tikrai paspirtis mažai gaunančias pajamas šeimoms ir Lietuvoje būtų maisto produktai pigesni, reikėtų važiuoti kitur. Kitas yra klausimas dėl kūdikių, dėl maisto, dėl kūdikiams ir kūdikių higieniniam priemonėms. Tai reikėtų taikyti nulinį tarifą, taip kaip yra kitose užsienio valstybėse. Tikrai mes daug ką žiūrime į šalia ES valstybės, tai būtų tikrai irgi galima sumažinti PVM iki nulinį kūdikiams ir jiems būtų pigiau. Aišku, ir trečia yra, tai minimalaus atlyginimo pakelimas, tai kur aš ir kalbėjau pačioj pradžioj, taigi 777 eurų. Visų pirma, reikia žiūrėti, kur tu dirbsi pozicijoje, nuo to ir priklauso Seimo nario iš tikrųjų darbas. Jeigu įsivaizduojama ar ne, kad dirbi pozicijoje, valdžioj vadinasi, ne opoziciniai, tai vis atsiremia į komandą, su kuria tu dirbi, ar ne lyderiai, kas ministrai yra, jie formuoja politiką, tu iš tikrųjų palaikai, nepalaikai, oponuoji ten, esi sąžinės balsas, esi klusnus vykdytojas, nuo to priklauso. Aš einu ar ne su savo partija, aš jie tikiu, bent jau kol kas ar ne, kol manęs nenuvylė, ir aš žiūriu, kokį planą jie parengė. Tai mes turim iš tikrųjų rimtą planą, gerą planą, jeigu apie ekonomiką kalbėsim, tai paremta Airijos sėkmės pavyzdžių, ir ten galime per kiekvieną, sakykime, klausimą nagrinėti. Jeigu mokestinė politika, mano asmeniniu požiūriu, pas mes turim problemą iš tikrųjų darbo užmokesčio apmokestinimo per didelį. Jį reikėtų mažinti. Mažini, klausimas, iš kur paimsi. Ką mes galėtumėm apmokestinti? Aš manau, kad mes iš tikrųjų galėtumėm svarstyti apie automobilių mokesčio apmokestinimo kaip tikrai alternatyvą, nes, Tauragė pavyzdžiui, čia niekas nevaikšto pėsčias. Visi čia turi automobilius ir dar kai kurie po kelis. Tai nėra sveika gamtai, ar ne? Mes turim pėsčiųjų tiltą per jūrą, ar ne, kurio niekas irgi nevaikščioja, nes visi važiuoja su automobiliu. Aš vaikštau mokyklą. Va. Bet dar turbūt vairuotojo pažymėjimo gal neturit. Turit, tai geras pavyzdys, kad jaunimas šitoje vietoje ir per tokį mokestį mes tokių paskatinsim mokestinę prasme, kuo galingesnis, sakykime, automobilis, tuo mokestis didesnis, prabangesnis, tai ir mokestis didesnis, tai įgyvendina tam tikrą socialinę funkciją. Aš tai siūlyčiau didinti progresinius mokesčius. Jų nėra. Įvesti. Mažinti taip pat PVM svarbiausiams maisto produktams. Vėlgi, iš kur paimsit pinigų, kai bus mažiau mokesčių? Iš progresinių mokesčių. Iš daugiau uždirbančių, teisingai. Ir trečias? O trečias darbas, kur norėčiau save realizuoti, tai būtų sveikatos apsaugoj. Norėčiau tenai, kad gydytojas ne aklai, nepasilenkęs prie recepto knygelės išrašytų vaistus, bet žiūrėtų visumą, kodėl žmogus susirgo ir kaip jam padėti kitaip. Man tik vieną darbą reikia padaryti, sustabdyti didžiąją politinę korupciją. Iš tiesų, viskas nuo to prasideda, suprantat, išdalina biudžetą, chebra susirenka po stalu, čemodanais apsikeičia, ir išdalina biudžetą ir niekam nelieka, nei švietimui, nei socialiniai apsaugai, nei medicinai, niekam nelieka pinigų, nes išdalina biudžetą, išgrobsto. Tai vienintelis darbas, kuriuo reikia užsimti rimtai, tai stiprinti STT, visų pirma pakeisti galvas, nuimti šitos, kurie dabar dirba ir nieko nepagauna čia mūsų regione aplinkui iki pat pasienio, paimti kažkokius kūno kultūros gerus mokytojus, dėstytojus, kurie užsiima ir juos pastatyti. Ta prasme, šviežiai paimti, ne iš tos sistemos, kuri yra dabar. Pastatyti juos į STT vadovus ir jie tada, statybininkai galėtų būti į pagalbą su montiruotėm ir kastuvais. Ir iš tiesų mes šitą viską sutvarkytumėm labai greitai, pinigų Lietuvoje atsirastų šitą. Baigsime repliką šiek tiek rimtesnė, nes čia, kai dėl kai kurių mokesčiai yra labai rimtai, pavyzdžiui, automobilio mokestis. Tai Kristijonas daug kalbėjo apie ekologiją, tai žiūrėkit, būkim labai atsargus. Jeigu mes pažiūrėsime šitą mokestį per ekologiją, gali atsitikti tai, kaip Ferrari mokės mažiau už trečią Golfą, nes jis yra žymiai ekologiškesnis. Jeigu žiūrėtume kaip per prabangą, galim diskutuoti. Toliau kalba buvo apie PVM, ar ne, mėsą ir taip toliau. Yra šitie projektai Seime, bet problema yra kame.
tiek kai kurios PVM lengvatos, tiek iš tiesų Lietuvos praktika rodo, kad... Šitie projektai kiekvienoje kadencijoje būna, jeigu neklystu. Nežinau kaip dėl kitų kadencijų, bet matot, nėra labai aiškiai įrodyta, kad ta PVM lengvata pasieks ten, kai reikia. Tai yra ta pirma grandė, augintojus ir paskutinė vartotojus. Problema yra tame, kad ta lengvata nusėdo kažkur tarpe. Aš siūliau žiūrėti, bet neužteko iš tiesų noro kai kam žiūrėti, ar ta PVM lengvata padėtų mažinti šešėlį. Čia tai buvo klausimas, bet tam reikia aišku labai pasiruošti, nes teisingai ir vedantysis sako, iškart biudžete susiformuoja duobės. Tai čia džiuga gaida ir baigsim apie biudžeto duobės ir automobilių mokestį. Tai labai ačiū, kad taip gausiai susirinkot. Tikiuosi, kad žinau, ką renku, jums iš tikrųjų padėjo apsispręsti ir po šiandienos, bent jau sunkiau bus nežinoti. Ačiū.